Sveiki, taip jau pasikeitė programa ir čia atsirado galimybė man pristatyti plenarinį pranešimą. Ir taip iš sekcijos pranešimas apie vertinimą, išorinį vertinimą klasės lygmenių. Šis pranešimas persikėlė į plenarinę sesiją. Ir mes norėtume pristatyti, kaip vykdydami edukologinio proveržio programos projektą skirtą vertinimui, mes žvelgiame į vertinimo politiką. Ir projektai prasidėjo balandžio mėnesį, tai turime pirmus rezultatus, nors ši tema yra svarbi mums jau kelis metus ir Irena Raudienė dirba su šia tema ir disertacija net apsigynė šią temą, vertinimo temą. Bet dabar turime naują žvilgsnį į šią temą, galvodami apie šią temą kaip viešosios politikos objektą ir vėlgi galvodami apie Lietuvoje vykdomus švietimo politikos tradiciją, turėtume pasakyti, kad ši tradicija galbūt yra pozityvistinė, žvelgiant į jau priimtus dokumentus, į padarytus žingsnius ir bandant juos objektyviai įvertinti, tai mes pristatome kitokį konstruktyvistinį ir interpretacinį požiūrį į tai, kas yra politika, kas yra vertinimo politika. Ir matot, kad pavadinimas numato, kad mes norime kalbėti apie ugdymo turinio reformą, kuri, galima sakyti, vykdoma nuo 2018 metų ir vykdoma iki šiol, bet kalbame apie tai būtent žvelgdami į vertinimą, kas padaryta vertinimo srityje. Ir kalbėdami apie vertinimą ir apie tai, kaip mes dabar matome spaudoje, matome kiekvienais metais vykstančią dramą, ypač birželio mėnesį, matom įvairių ekspertų pasisakymus ir ekspertų, kurie daug kas supranta, ekspertų galbūt, kurie kažką supranta. Mes tikrai matom, kad čia kažkas labai sudėtingo ir galėtume tai apibūdinti kaip tą blogąją wicked problem, kaip blogąją problemą. Tai blogoji problema, tai čia būtų galbūt netokio dramatiškumo lygio kaip klimato kaita. Klimato kaita yra įvardinama kaip blogoji problema, bet vertinimas yra blogoji problema, sudėtinga problema. Tai ir vėlgi, ką tas terminas reiškia, kad mes nežinom, kas ką lemia, kad sprendimai yra negrįžtami. Ta prasme, kad jeigu kažką ir norim sugrąžinti, jau kažkas pasikeitė sąveikoje, arba jau tie vaikai, mokiniai, su kuriais mes kažką bandėm daryti, jau jie kitoje savo raidos stadijoje, tada tai yra absoliučiai unikalu ir tai yra, vėlgi, tai yra tam tikras istorinis, kultūrinis kontekstas, bet tuo pačiu tai yra labai daug konfliktų, skirtingų interesų grupių, tai universitetai, tai mokyklos, tai ministerija, tai tėvai, tai vaikai. Tai matom, kad labai daug įtampų, kas būdinga blogai problemai ir kas būdinga, kad čia yra daug įvairių aspektų, kuriuos turėtų analizuoti skirtingi mokslai. Tai kokie čia mokslai? Mažų mažiausia tai yra ugdymo mokslai ir viešosios politikos sektorius. Viešoji politika, nors pasakytų ekonomistai, čia yra finansinis klausimas labai didelis, kiek mums kainuoja egzaminai ir kiek mums kainuotų, jeigu darytume egzaminus pagal kitą sistemą, tarkim, pagal kompetencijų modelį. Tai matom, kad čia labai neaišku, kas ką lemia, neaišku, kaip ką reikėtų, iš kokio galo reikėtų šią problemą pradėti spręsti. Na ir mūsų tyrimą mes grindžiame tam tikrą sąvoką ir žvelgiame per tam tikrą teorinę prizmę ir tai būtų ugdymo turinio dermės, vidinės dermės samprata, tai yra
curriculum coherence konceptas, ugdymo turinio vidinės dermės savoka, kuri Lietuvoje labai mažai naudojama, bet tai yra atraminis konceptas, kalbant apie tai, apie ką turėtų būti egzaminai. Egzaminai turėtų būti apie tai, ką mes suplanavom ugdyti, apie tai, ką mes darėm tose klasėse ir ką mes dabar norim pamatuoti. Tai va tie dalykai turi būti tarpusavį susiję. Ir mes žiūrim į tai būtent iš tos perspektyvos, kad į visą šį tyrimą, kurio rezultatus dabar pristatysiu, tai kaip Lietuva vykdo ugdymo turinio reformą nuo 2018 metų ir kompetencijų ugdymas yra paskelbtas kaip pagrindinis šitos reformos momentas ir pagrindinis tikslas integruoti kompetencijų ugdymą. Tada, kaip visa tai atrodo, žvelgiant iš ugdymo turinio dermės, vidinės dermės perspektyvos ir tada, kaip būtų galima įvertinti dabartinius, naujus pasiūlymus, kaip organizuoti egzaminus. Na tai žinom, kad egzaminas yra suskaidytas ir į dvi dalis, kad ne tik tai 12 klasė yra laikomas, kad vėlgi žinom, kad buvo tam tikrų ir techninių, logistinių nesklandumų su tuo susijusių, tada atsirado papildomų tarpinio vertinimo pasiūlymų ir etapų ir kitokia reikšmė tam yra priskirta. Na ir taip pat buvo tam tikrų bandymų pasiūlyti kompetenciją grįstų vertinimo praktikų, kaip tarkime geografijos, istorijos ir tada buvo atsisakyta tai daryti. Tai žinom, kad buvo tam tikrų bandymų tai padaryti, bet nepavyko. Tai vat vėlgi mes žvelgiam į šią bendrą egzaminų problemą, būtent ugdymo turinio pertvarkymo reformos kontekste, nors tų problemų ir prieš tai turėjom pakankamai, ir vertinimas suvokiamas, ir išorinis vertinimas yra suvokiamas kaip reali problema jau kelis dešimtmečius Lietuvoje, bet mes turime tokį šviežią žvilgsnį į tai, kaip tai atrodo reformos metu ir kaip tai atrodo iš ugdymo turinio dermės perspektyvos. Ir, na, tai tada vėlgi tiesiog pakartosiu ir vizualiai galima būtų parodyti, kad buvo labai didelis procesas Lietuvoje, kuriame jūs dalyvavot. Tai yra procesas, kaip parengti naujas ugdymo programas. Ir tada buvo labai daug dėrybų, labai daug ekspertų grupių ir tie ekspertai parašė visiems dalykams naujas programas. Bet kitas dalykas, į kurį reikia žiūrėti, kas yra ugdymo turinio dalis, ne tik programos. Tai kitas dalykas yra, kaip tas vyksta klasėje. Tai yra, ką veikia mokytojai savo klasėse, ką veikia mokiniai. Ir tada matysim, tai yra mokytojų kvalifikacijos kėlimas, vadovėliai, metodai. Tai vat vėlgi, jeigu davėm pažadą, kad ugdymo turinį pertvarkysim pagal kompetencijomis grįstą ugdymą, tai kas vyksta įgyvendinimo kontekste, tai kalbant apie mokytojų požiūrį, jų kompetenciją, pasirinkimą, metodus, vadovėlius ir mokinius. Ir tada pasiektas tas vertinamas ugdymo turinys, kurikulumas, ko mes nesam pripratę Lietuvoje, egzaminus matyti kaip ugdymo turinio dalį. Tai vat vėlgi, kad ugdymo turinys turėjo būti pertvarkytas būtent šitoj daly taip pat. Tai vat vėlgi tas intended, implemented, assessed curriculum, tas bus svarbu. Ką mes nuo seno žinom, ir čia jau daug kur aš jau pristatinėjau šią skaidrę, noriu dabar parodyti, kadangi tai būtų svarbu irgi tam kalbant apie tai, kaip vyko ugdymo turinio reforma Lietuvoje ir kaip dar vyksta. Tai vėlgi reikėtų įvesti sampratą, kasgi vyksta, kada nėra tos dermės, programos savo atskirai, ugdymo procesas savo atskirai, o egzaminai ir
yra ta realybė, kuri ir apsprendžia už visą procesą. Ir tai vadinasi assessment driven curriculum. Tai yra, kada ugdymo turinį stumia, formuoja egzaminai. Tai ir mes dabar vėlgi dalyvavom ekspertų grupėse ir įsivaizdavom, štai ką mes suplanavom, štai mes čia įgyvendinsim, štai mes čia matuosim. Ne, pagal šį konceptą, kuris visam pasauliu yra būdingas, tik Lietuvoje tai labai dramatiškai atrodo. Štai egzaminai kaip realybė, kuri konstruoja, apie ką bus ugdymas. Tai atrodo labai dramatiškai, nei tai vadovėliuose aprašyta. Ir yra tokia savoka, kurią edukologai turi diskutuoti, bet viešajam diskursui ir ugdymo programuose nėra. Taip grįžtamasis poveikis, tas arba backwash, arba washback. Tai o vaizdingai tai vaizduojame kaip šuniukas, kuris yra judinamas savo uodegos. Uodega yra vertinimas. O šuniukas tai yra mūsų programos ir visas kūnas. Programos tai yra protas, idealas, o šuniuko kūnas yra pats ugdymo procesas, kas vyksta klasėje. Kas vyksta klasėje ir ne tik gimnazijoje, Vilniuje, bet vyksta ir visoje Lietuvoje, įvairiose mokyklose. Tai tas backwash arba washback konceptas, jis ir yra tokiu metaforiniu būdu perduodamas, pristatomas kaip uodega vizginanti šunį, kad kada pats vertinimas toks, koks jis yra apsprendžia tai, kaip mokytojai mokys, jie mokys egzaminui, tokiam, koks jis yra, o mokiniai mokysis tų dalykų, kurie bus egzamine. Tai jeigu mes žinom, iš mokslinės literatūros mes tą žinom, yra tonos knygų apie tai prirašyta, ne? Tai jeigu dabar mes žiūrime reformą, kuri Lietuvoje vyko, tai mes savęs ir klausim to paties. Štai žiūrėkit, buvo gražus procesas programų kūrimo, sukūrėm, apsirašėm, pabendravom visi intelektualiai tarpusavį, padiskutavom. Gerai, tai dabar kas čia vyksta, kas vyksta tame kūne, kas vyksta, ar tas atsirado vadovėliuose, ar tas atsirado mokytojų galvose, ar mokytojai kompetencijomis grįstus metodus gali taikyti, ar tas yra kažkiek egzaminuose, ar tas yra. Kadangi egzaminai turi ir teigiamą grįžtamąjį poveikį, jeigu ten egzaminuose tas būtų, jeigu būtų esė istorijos ir geografijos, ne taip greitai, jie dabar, bet jeigu ateity kažkada būtų, tai tada procesas būtų į tai nukreiptas. Bet kadangi jau ir išbraukėm, tai ir nebebus, žinai. Bet aišku, gal per greitai atsirado, tai aš nesakau, kad tuoj pat reikia grąžinti. Na ir tai, ką literatūrai randam, tai irgi labai stiprią kritiką tam standartizuotam vertinimui, kai Lietuvoje jis diskursiniam lygmenį, laikraščiuose, elitinių gimnazijų direktorių lūpomis kalbant, ar ten universiteto ideologų lūpomis kalbant, tai vis dėlto yra absoliutus gėris. Tas testavimas, kada mes vaikus testuojam egzaminų metu. Tai gerai, tai dabar mūsų klausimas yra toks, viso mūsų tyrimo klausimas yra toks, kaip vertinimo klausimas atsirado politiniai darbotvarkiai ir kaip dalininkai, kurie tame procese dalyvavo, kaip jie matė, ką reikėjo daryti ir tada kokie buvo pasiūlymai, kas buvo siūloma, kas buvo priimta, kas buvo nepriimta ir kokie buvo sprendimai. Ir štai čia mes pasirėmėm labai garsių autorių, tai yra Kingdon, kuris yra žinomas viešosios politikos analizei ir kuris sukuria taip vadinamą multiple streams framework, angliškai pasakysiu, bet tai yra daugybinis srautų modelis, tai yra parašyta labai daug pasaulyje publikacijų apie transportą, apie švietimą, apie sveikatą, žodžiu, visos viešojo sektoriaus ar ne viešojo sektoriaus politinės batalijos ir politikų darimas yra aprašytas pagal šią schemą. Tai ką jis siūlo analizuoti? Jis siūlo žiūrėti ne į galutinius rezultatus, kai jau yra sprendimai, o jis siūlo žiūrėti, kaip socialiniai dalininkai diskutuoja.
kaip politika yra priimama. Tai vat vėlgi, kaip socialiniai dalininkai konstruoja realybę, priimdami sprendimus. Tada jis sako, pažiūrėkim, kaip tie, kurie dalyvauja, kaip jie supranta problemą. Kokia problema su vertinimu Lietuvoje? Kokia problema? Aišku, po to pamatysim, kad jie visi skirtingai mato. Tada, o kokiegi buvo pasiūlymai? Kokie pasiūlymai buvo priimti, o kokie buvo atmesti? Ir tada, o koks buvo politinis kontekstas? Kokia buvo partija, kokia opozicija, kaip visuomenė žiūrėjo, kaip ten mokytojai dalyvavo, tai yra politinis socialinis kontekstas. Tai jis tada siūlo. Tai ką mes padarėm? Tai dabar turėjau anksčiau tą pasakyti, bet dabar mes paėmėm 20 interviu iš ekspertų, tai yra aukšto politinio lygio ekspertai, kurie, tai yra vėlgi ministrų, viceministrų lygmens, tai yra švietimo ministerijos, įvairių skyrių atstovai, tai yra nacionalinės švietimo agentūros dideliai ekspertai, tada mokytojai, dalykininkai, kuriuos jūs ir matot ir spaudoje, tada tėvų organizacijų ir įvairių direktorių atstovų. Tai mes iš jų paėmėm 20 interviu ir visų klausėm to paties. Kaip tada, kada jūs buvot ir kada jūs matėt ir dalyvavot šito reformoj, kaip problema buvo matoma, kaip jinai buvo apibrėžta. Tada, kai buvo apibrėžta, kokie buvo pasiūlymai, kokie buvo priimti, kokie nepriimti ir dėl ko jie buvo nepriimti ir dėl ko buvo priimti, na ir koks buvo kontekstas. Na ir jie mums visi papasakojo. Aišku, po to, vėlgi darant jau teminę analizę, pasimatė, kad yra tos temos, kurias mes jums pristatysim. Bet pirma šokiruojanti išvada, kurią Kingdonas iš pat pradžių žinojo ir mums pasiūlė šį metodą, kad jie visi mato skirtingai. Kodėl? Todėl, kad tai yra skirtingo išsilavinimo, skirtingos profesinės patirties, skirtingų politinių partijų, skirtingo mokymo dėstymo patirties žmonės, skirtingos administracinės patirties švietime žmonės, tai jie visi skirtingai mato, kas yra problema. Tai dabar, ką Kingdonas nori pasakyti, kada jie susitinka lauke, jie nesusišneka. Kodėl? Čia aišku, mes jau už nugaros jiem kalbam, tie mūsų tyrimo dalyviams, ne? Bet kodėl jie nesusišneka? Kadangi politinio pasitikėjimo žmonės, tai vėlgi mes žinom tas aplinkybės, jų yra labai daug ekspertų, bet jie nežino taip giliai. Jie bendrai žino, net jeigu specializuojasi, bet jie taip nežino. Tada yra švietimo ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros žmonės, kurie viską gerai žino. Jie labai daug žino, bet vėlgi ta politinė valia, jų politinis pasirinkimas, keisti sistemą, tai yra jau atskiri dalykai. Na ir tada mes žinom, kad yra dalykininkų, kurie, pavyzdžiui, supranta, kas tai yra rašinio lietuvių kalbos vertinimas skirtingų ekspertų. Tai arba, kad užduotis gali būti netinkama egzamino metu. Taigi, tada ką mes matom? Tai mes matom, kad vėlgi buvo noras sukurti ugdymo turinį, kuris būtų orientuotas į kompetencijų ugdymą. Tas puikiai buvo aprašyta programuose, bet iki to galutinio taško, kad atsirastų kas nors, išskyrus to, kad lietuvių kalbos kalbėjimo dalis taptų egzamino dalimi,
ir to, kad atsirastų istorijos ir geografijos esė, kuris po to buvo atšauktas, tiesiogiai su kompetencijomis grįstų vertinimu, tiesiogiai niekas nepadaryta. Iš tikrųjų, ir čia, jeigu jūs bandytumėt prisiminti, kas buvo realiai padaryta, tai vėlgi nebuvo padaryta, bet ko gero ir negalėjo būti padaryta. Kodėl? Kadangi po to paaiškėjo, kad per trumpas, kad tie pinigai, kurie buvo skirti, ES pinigai, jų buvo, jie tuo metu atėjo, tai buvo galimybių langas, bet to užteko, kad mes gražiai visi susėstume ir gražiai programas parašytume pilnam ciklui, kalbant apie tą šuniuką su uodega, pilnam ciklui nebuvo nei laiko, nei pinigų. Tai vėlgi, kokia mums iš to pamoka? Tai vėlgi, švietimo bendruomeniai, politikams įtraukti į savo žodyną, į savo savokų žodyną, įtraukti to ugdymo turinio dermės savoką. Tada antra tema tai yra socialinio teisingumo tema. Tai vėlgi, kad kalbant apie vaikus su specialiaisiais ugdymo poreikiais, ar Lietuvoje padaryta labai reikšmingų žingsnių tam, kad egzaminai būtų adaptuojami? Tai vėlgi, tas irgi nepadaryta, netgi tai, kas buvo anksčiau, tas sumažėjo, vis dėlto dabar mes turim techninius pritaikymus, teksto padidinimas, paskaitimas, to mes neturim. Tai vėlgi tada ta 10 balų sistema, 10 balų pridėjimo klausimas, kuris dabar ir kritikuojamas, ir prokuratūra kažką pasakė, negero apie tai, bet realiai tai yra viena iš problemų, kaip vertinimo užduotis, kuri duoda pateikiama egzaminų metu ir kaip patys egzaminai, yra socialinio teisingumo vienas iš aspektų, kurį tam tikros partijos bando išspręsti kaip socialinio teisingumo klausimą. Kalbant apie mokyklas, kurios yra ne Vilniaus centre ir ne pačių geriausių, prestižingiausių gimnazijų mokinių pasiekimus. Tai vėlgi tada, kada mes matom tam tikrą sistemą, kurioje kažkas labai ydinga ir bandom išspręsti, galvodami apie socialinius aspektus, tai tada vėlgi tokius sprendimus galima pamatyti kaip tuo metu atsiradusius. Dabar trečia tema, kurią mes žinom, bet mes tiesiog pačiupinėjom labai konkrečius bruožus tos problemos, kad užduotis yra nevaldžios. Įvairiom prasmėm. Viena prasmė, būtent curriculum coherence prasme, kad apie tai, kas parašyta programose ir tai, kas yra ugdymo turinys klasė ir tai, kas vertinama, užduotis pačios nėra apie tai, apie ką mokytojai galėjo tikėtis, kad tai bus tikrinama. Antra problema, kad užduotis yra per stiprios ir netgi kada yra politinis susitarimas, kad jos nebus per stiprios, jos vis tiek yra per stiprios ir per sunkios. Ir tada vėlgi kalbant apie tai, tada tarkim, atsiranda 10 balų poreikis, kada paaiškėjo, kad užduotis yra netinkama. Tai tų užduoties netinkamumo aspektų mes pamatėm daug ir mes detalėse galim sakyti, bet čia negalėtume toks sakyti. Ir ką mes pamatėm, taip, kaip užduotis yra rengiamos, kas yra užduočių rengėjai, kokias užduotis jie rengia, kas užduotis vertina, ar yra ryšys tarp vertintojų ir užduočių rengėjų, ar yra tarp užduoties parengtos ir ugdymo programos. Nesueina galai. Tai faktiškai pirmus galėtume vaikus apkaltinti, antrus galėtume mokytojus apkaltinti, bet iš tikrųjų reikia pasižiūrėti į tai, kaip užduotis atsiranda, ką jinai atspindi, kas ją rengia, kokie yra komunikacijos procesai tarp tų, kurie rengia, vertina ir kurie bando mokyti vaikus. Ir čia iš mano kitos konferencijos, aš Santarų šviesoj pristačiau, čia yra ežiukas rūke. Tai kas yra tas ežiukas rūke? Tai čia jūs matot. Korepetitoriai, mokytojai, kurie dalyvauja vertinime, kurie nedalyvauja, tie, kurie
nacionalinė švietimo agentūra, ministerija, taip toliau. Tai yra tie mokytojai, kurie nėra vertintojai. Tie mokytojai, kurie nėra vertintojai, jie yra žiūkai ūke ir rūke. Kodėl? Todėl, kad užduoties turinio neįmanoma žinoti, jeigu tu nesi vertintojas. Arba nesi korepetitorius, kuris analizuoja kelių metų užduočių turinį. Bet čia jau, ką mes žinojom, bet ką sužinojom. Na ir dabar, kas buvo siūloma? Siūloma, vėlgi, kas buvo padaryta, vertinimo inovacijos, technologinės, kad galima egzaminus laikyti naudojant technologijas. Tas atėjo ir COVID ta pamoka, tai yra tai, ką COVIDas mums atnešė gero, kabutėse, bet buvo tikrai geras dalykas. Tada dirbtinio intelekto panaudojimas, tai matoma, kad tai yra adaptyvus vertinimas, bet Rita Dukinaitė šiandien apie tai kalbėjo, kad adaptyvus vertinimas, tai yra galimybė, kuri gali būti, kurią bandysim daryti. Tada sprendimai, kurie kabo, bet kurie nepadaryti ir ko gero padaryti juos įmanoma tik apskritai labai aukštam lygmenį, net ne ministro lygmenį, tai yra ką daryti su priėmimu aukštasias mokyklas. Čia yra viena iš pagrindinių problemų. Kadangi mokyklos baigimo egzaminai yra stojimo į universitetus pagrindas, universitetai patys negali pridėti balo ir nedalyvauja beveik jokiam procese pridedant balus ar kažkaip formuojant pagal tą backwash sistemą negali universitetai per portfolio, per aplankus, per dar kažkokius kokybinius vertinimus, negali visos tos sistemos pakeisti. Žodžiu, vienas iš bruožų, kuris Lietuvoje visai nėra diskutuojamas viešumoje, tų ekspertų, kurie supranta ar nesupranta, yra taip, kaip egzaminų sistema mokykloje yra sukibusi su priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema. Tai yra vienas kertinis parametras, na ir tada vėlgi nurodoma įvairius tarptautinius pavyzdžius, čia ką kalbėjo mums žmonės, na ir pavyzdžiai buvo tokie, kokios įžvalgos apie tą reformą, kad mes paėmėm visus dalykus, o buvo galima paimti tik kelis, ir mes paėmėm pirmą ciklo etapą, programų pertvarkymą, ir mes nepaėmėm kitų ciklų. Mes nepaėmėm nei to antro įgyvendinimo, nei to trečio. Visi vertinimo pakeitimai išskyrus lietuvių kalbos egzamino kalbėjimo dalies, jie visi buvo ne apie tai. Ir, aišku, buvo tas esė, kuris buvo atšauktas, vėlgi, kadangi visas ciklas nepraeitas. Nuo planavimo, per įgyvendinimo, per vadovėlius, per mokymus, mokytojų nuostatų keitimo ir tada ateina iki egzamino. Na ir iš tai, ir tada matom, kad o politinis kontekstas, tai čia paskutinis politinis kontekstas, tai vėlgi daug buvo politinė lyderystė, buvo noras, matėm tikrai vyriausybę, kuri norėjo daryti, kuri buvo stiprus ekspertai, žmonės esantis pačioj vyriausybei, tai vėlgi, bet reikėjo palaikymo, labai stipraus ir kompetencinio palaikymo, drąsos, stiprybės iš tų labiau administruojančių lygmenų, tai ir ministerijos lygmuo, ir nacionalinės švietimo agentūros, bet kas dar pasimatė čia apie mus mokslininkus, kad tokiem sprendimam reikia diskursinio palaikymo. Ir tada tie ekspertai, kurie kalba, gal kurie supranta, nesupranta, socialiniuose tinkluose ar viešumoje, tam, kad tokią reformą stumti, reikia viešųjų intelektualų palaikymo, kaip paaiškėjo. Dabar tai yra visam pasaulyje. Kad tai turi būti per socmedijas, per portalus, turi būti palaikymas. Ir jeigu mes norim kalbėti apie reformą, vertinimo Lietuvoje, tai galėtume savęs paklausti, kokio lygio politikas tą turi padaryti. Ar tai turi būti ministro lygmeniu? Tai mes turim atsakymą. Ne, premjerministro lygio. Žodžiu, premjerministro lygio turi būti palaikymas vertinimo reformai Lietuvoje. Tai vadinasi, tai turi būti ne tik tai tokio lygmens, na ir galimybių langas. Tai irgi yra samprata. Galimybių langas, buvo ugdymo reforma, atėjo 10 metų, 18 metais, turėjom pertvarkyti, buvo struktūriniai pinigai, tai kas buvo stipri politinė valia,
buvo kompetitingi žmonės, kurie atėjo jau iš švietimo sektoriaus. Jo, tai buvo COVID pamoka, irgi labai stipri, gera ta pamoka. Bet vėlgi pamatėm, kad ta problema yra tokia bloga, wicked problem, jinai yra tokia bloga, kad jai išspręsti neužtenka vienos vyriausybės, jai išspręsti reikia visų socialinių dalininkų susitelkimo, diskursinio palaikymo ir aukščiausio politinio lygio palaikymo ir per kelis politinius ciklus. Vat kas yra. Politiniai ciklai, tai reiškia vieno politinio ciklo neužtenka. Tai jeigu dabar kažką labai gero padarė, to neužtenka. Tai turi būti, tai vėlgi, politikai keičiasi vyriausybės. Taip, tada kur yra ta jėga, kuri gali išnešti tą reformą nepriklausomai nuo to, kad keičiasi politikai. Tada tai yra žemesnis lygmuo. Tai tas žemesnis lygmuo, čia ne tik ministerija, ne tik nacionalinė švietimo agentūra, kas yra? Tai yra mokytojų dalykininkų asociacijos, kurios irgi yra tas lygmuo žemesnis, kuris galėtų stumti reformą. Stumti reformą, ir tada štai mes matom, kad šitą teoriją galim ją tiesiog tą Kingdono modelį parekomenduoti ne tik kaip mokslinį įrankį, bet kaip tokį netgi įtraukti į ugdymo turinį, mūsų studijų programas ir mūsų mąstyseną, galvojant, kad politika tai yra ne tik kas padaryta pabaigoje ir ką mes galime analizuoti kaip priimtus sprendimus, bet kaip dinamika tarp socialinių dalininkų, kurie tarpusavį kažką ten aiškinasi, ir tada svarbu analizuoti ne tik tuos sprendimus, kurie buvo nepriimti, ne tik kurie priimti, bet kurie buvo nepriimti. Ir mūsų pagrindinis klausimas buvo visur, kas nutiko su brandos darbu. Kas nutiko, pas mus buvo kontrolinis klausimas visiems. Kas nutiko su kontroliniu darbu, su vienu ryškiausių competence-based assessment dalykų? Atsakymas yra, tai tiesiog kažkas nutiko, kažkur tas nuėjo. Tai čia toks greitas papasakojimas, bet kuris mums leidžia matyti, kaip politika formuojasi ir kaip tie dalyviai tarpusavį kažką bando spręsti, bet problema yra blogoji ta problema ir ją išspręsti reikia ilgo laiko, daug pinigų, labai stiprios politinės valios ir per ilgą laikotarpį.